Truputį liūdna, kad pralaimėjom, nes buvom netoli varžovų. Manau, kad bloga gynyba buvo, daug pataikė tritaškių, leidom išsimesti viską. Viskas tas susidėjo. Kaip treneris motyvavo prieš finalą? Sakė, kad mes turim parodyti, kad čia yra finalas ir kad mes norim kovoti. Visi turėjo norą kautis ir kovėmis. Sakė, kad viskas gerai, nes mes arti buvom varžovų ir daug jie nepabėgo, kaip prieš kitas komandas pabėgdavo. Nori gal kažką perduoti jūsų sirgaliam? Palaikykit taip ir toliau. Reikia pamažu lipti į pergalę ir žiūrėsi į pačią komandą, kad ją įveikti yra labai sunku. Tai mažai žingsneliais mes galim ją įveikti. Gynyba visai buvo gera, ten per kėlinius vos taškų leidom sumesti, bet kitoj pusėj biškutį nesisekė. Kaip matus, prasiveržėm, nieko neįmetėm antroje pusėje. Pačiam koks šitas sezonas buvo asmeniškai? Buvo ir blogų varžybų, buvo gerų. Būna kartais labai gerai gynybai sužaidžiu, kartais puolime, visai būna. Pradėjau daugiau veržtis praeitą sezoną, iš vis ten blogai žaidžiau. Patekau į penketą ir gynybą pradėjau gerai žaisti. Šiandien labai smagios rungtynės, nes abiejų komandų daug fanų buvo. Girdėjęs jų šūkiai? Tai aišku, labai mūsų komanda palaikė labai stipriai ir girdėjęs kitoj aikštelės pusėje.